na ir žinoma, šimtadienio šventės kaltininkai, abiturientai. Šiandien patys svarbiausiai esate jūs. Ir šiandien jums skiriami patys gražiausi žodžiai, nuoširdžiausios šypsenos, nes būtent jums kalendorius skubėdamas skaičiuoja paskutinės dienas, kuomet jūs dar gimnazistai. Nurimkite, laikas vis dar jūsų pusėje, dar liko šiek tiek laiko pasiruošti, nuveikti kažką mielo, gero, malonaus. Dar liko laiko atsiprašyti, dar liko laiko pasakyti ačiū. Na, o šiandien mes esame čia, šioje nuostabioje cirko palapinėje. Visi tikriausiai sutiksite, kad gyvenimas, o ypač dienos mokymo centre, primena cirką. Kiekvienas rodos turi kaukę, kiekvienas atlieka tam tikrą vaidmenį. Vienas linksmintojo, kitas drausmintojo, o trečias rodos nuolat kiša galvą liūtui nasrus ar šakinėja per degančius lankus. Stengiasi išbandyti visas savo galimybės. Taigi, neįsvaistykime laiko, nes liko ši ir dar 100 dienų, kuomet cirkas susikrovęs mantą, ims ir išvažiuos, išsiveždamas jūsų kaukės, kostiumus, tačiau paliks jūs vienus stovėti prieš egzaminavimo publiką. Pripažinkime, gal ne visiems draugiška, gal man veide nusipenčia ir liūdna šypsena vietoje linksmos, tačiau būkime optimistais, viskas bus šaunu. Jeigu laiku pradėsite ruoštis, praktikuotis, viskas pasibaigs. Sėkmė, o mes jums to ir linkime. Jūs mums davėte smagias akimirkas praleistas kartu. Jūs sakote, kad jau viską mokate ir esate suaugę, tačiau kaip mums to įsitikinti? Kaip žinoti, kad esate pasiruošę gyvenimo džiaugsmams ir negandoms? O taip, mes norime iš jūsų garbės žodžio išgirsti priesaiką. Ši priesaika nepaprasta, ji gan ilga, tačiau mintis reikšmingos ir vertingos. Jų autoris ne pats Bilas Geitsas. Tikimės, kad ir jums šiais žodžiais bus perteikta išmintis, užkirstas kelias gyvenimo nesėkmėms. Todėl prašome į kiekvieną mūsų teiginį atsakyti pasižadėti. Gyvenimas yra neteisingas. Na šiandien pratintis prie to mes... Kaip? Negirdžiu. Pasauliui nerūpi mūsų savigarba ir savivertė. Pasaulis tikisi, kad mes visų pirma kažką nuveiksime vardan to, kad galėtumėme gerai jaustis, o mes labai pasistengti. Pasižadam! Mes neuždirbsime 30 000 litų per metus tuoj po mokyklos baigimo. Netapsime viceprezidentais, kol to neužsitarnausime. Bet mes labai pasistengti... Pasižadam! Jei manome, kad mūsų mokytojas nepakenčiamas, esame naivus, nes dar pamatysime, koks bus mūsų viršininkas, bet mes vis tiek jį gerbti... Pasižadam! Užsidirbti pragyvenimui kepant kotletus nėra savigarbo žeminimas. Mūsų tėvai kotletų kepimą vadindavo proga, todėl mes 1000 kotletų iškepti... Pasižadam! Jei mes patirsime nesėkmę, tai nėra mūsų tėvų kaltė. Neverkšlenti dėl savo klaidų, o mokytis iš jų mes... Pasižadam! Iki mums gimstant mūsų tėvai nebuvo tokie nuobodus. Tokiais jie tapo apmokėdami mūsų sąskaitas, skalbdami mūsų drabužius ir klausydamiesi kalbų apie tai, kokie ypatingi ir nuostabūs mes esame. Tad prieš imdamiesi gelbėti atogražų miškus, pirmiausia, išsikuopti savo drabužių spintą mes... Pasižadam! Mūsų centras gal akivaizdžiai nebeskirsto vaikų į laimėtojus ir pralaimėtojus, bet gyvenimas to daryti nenustoja. Išlikti savikritiškais ir realistiškais mes... Pasižadam! Gyvenimas nėra suskirstas į semestrus, mes negausime vasaros atostogų ir darbdaviui bus visai neįdomu, ar mes turėsime laiko atrasti save. Todėl nuolat tobulėti asmeniniu laikui mes... Pasižadam! Gali būti, kad vėplos dažnai tampa viršininkais, siekdami ateityje jaustis saugus, nuo šiandien visuomet gerai su vėplomis elgtis mes... Pasižadam! Kompiuteriniai žaidimai, Facebookas ir televizija nėra realus gyvenimas. Atiduoti televizorius labdarai ir atjungti internetą mes... Ačiū, abiturientai. Įrodėte, kad esate energingi ir įsitikinę savo garbės žodžio tvirtinimu. Prašome sėsti į jums paruoštas vietas. Saugosi rokai. Taigi paplokite abiturientams, jums tiek nedaug liko. Mes patys
Aš vis dar negaliu pamiršti abiturientų priesagos. Turėčiau pridurti, nors kalbėjote nuoširdžiai, tačiau matėme, kad jaudinatės, daug kur klydote. Manyčiau, kad dar reikia jums šiek tiek pasimokyti gyvenimo, mokslo ir meno. O kas geriausiai šios dalykus išmano? Taip, tu visiškai teisus, Gyti. Tie žmonės padrąsindavo, kai jūs sutvėjodavote savo jėgomis ar padėdavo priimant tinkamą sprendimą ir džiaugiasi tuo, ką pasiekėte, kaip patobulėjate. Jie buvo tas vėjo gūsis privertęs išsiskleisti jūsų būrės. Dabar nesustabdomai jūs plaukiate toli nuo savojo kranto. Tai jūsų artimiausių žmonės pastaraisiais metais. Grupių vadovai tai Daina Lasienė, Danutė Matulevičienė bei Egidija Kontrimienė. Taigi kviečiame gerbiamosios jūs tarti savo grupėms žodį. Greičiau pradėsiu, greičiau baigsiu, tai labai baisu. Tai, kad aš visiems linkiu labai didelės sėkmės, tai jūs turbūt tikrai žinote. Bet aš dar noriu ką pasakyti. Kad šitas pats artimiausias laikas, iki egzaminų ir egzaminai, iš tiesų parodys, kas jūs esate ir ko jūs esate verti. Ir tai, ką ne tik per 12 metų išmokot, bet ką išmokot per 19, 20 ar 21 metus, kiek gyvenate, kokias išsiugdėte savybės. Ar tai yra valia, ar tai yra sugebėjimas susikaupti, susitelkti, dėl to, kad šito dabar tikrai labai pareikalaus artimiausias metas. Todėl suimkite save į rankas, parodykite pačias gražiausias ir geriausias savo savybės, labai gerai pasiruoškite egzaminam, kad tai, ką jūs rašėte į savo karjeros planus, būtų tik pirmas žingsnelis į didžiulius jūsų siekius. Sėkmės jums, laikome už jūs kumščius ir džiaugiamės, kad jūs atėjote iki čia, kur esate. Sėkmės. Kadangi šiandieną yra cirkas pagrindinė tema, tai aš taip norėčiau, kad abiturientai pasijustų kaip arenoj ant batuto. Ir pabandysim pašokinėti. Maži žingsneliai pirmi, tai yra tai, kas jums brangiausia. Tai yra tėvai, tai yra jūsų mylimi žmonės, tai yra draugai, tai yra jūsų artimiausia aplinka. Aukštesni žingsneliai, tai yra visa tai, ką jūs leidžiate savo mintims plėtotis. Tai yra mokykla, tai yra mokytojai, tai yra grupių vadovai, tai yra jūsų grupiokai, tai yra jūsų klasės buvę draugai ar būsimi draugai. Ir patys svarbiausi šuoliai yra du. Tai čia šiuo metu, šiuo jūsų laikotarpiu yra abitūros egzaminai, kur linkiu tikrai nuoširdžiai, kad manau pasirinkimą padarėte konkretų, gerą, tikslingą ir kad jie būtų išlaikyti. Ir galutinis didžiausias šuolis tai turėtų būti jūsų brandos atestatas. Kadangi mes dar vis ant batuto, dabar labai madinga, sako, nauja, tai pamiršta seną. Tai vat priminsiu vieną patarlę, kur yra, sako, anksčiau sakydavo, aukštai šoksi, žemai krisi. Aš norėčiau, kad jūsų gyvenime būtų tokia patarlė. Aukštai šoksi, daugiau pamatysi. Sėkmės jums. Brangus vaikai, mokytojai ir visa salė. Aš jau čia nesakysiu jums jokios didaktikos, aišku, išlaikysit, aišku, jeigu iki čia jūs jau prižygiavot, prižingsniavot, tai tikrai viskas bus gerai. O aš noriu, kad ką jūs gyvenime padarytumėt, vadovautumėtės ta taisyklė, kuri kabo pas mane virš lentos. Prisimenat, nedarykit tam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Ir dar paskutiniai tokie paprasti 3 žodžiai. Gyvent. Iš tikrųjų taip kaip reikia, mylėti savo artimuosius ir visus, kurie yra šalia jūsų ir niekada nesenti, kiek jums bebūtų metų. Sėkmės jums, vaikai. Labai ačiū auklėtojams, labai vertingi ir prasmingi žodžiai, tik nepamirškit jūs įdėti galvą ir į širdį. Dabar norėtume pakviesti mūsų šios didelės cirko palapinės, kuri vadinasi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, vyriausiąją cirko meistrę, gerbiamą pavaduotoją ugdymui Romą Šimukauskienę padrąsinti mūsų abiturientus. Abiturientai, pirmiausia, aš noriu perduoti mūsų direktoriaus žodžius.
ir paskaityti tai, ką jis man perdavė. Tuo žmogui reikia, kad būtų laimingas. Reikia labai nedaug. Reikia saulės šviesos, kai lyja. Reikia lietaus, kai būna kaitra. Reikia vienatvės, kai triukšmas aplinkui. Reikia minios, kai vienatvės slegia pečius. Reikia labai nedaug. Reikia dainos, kai tyla kambarys pengia. Kai skamba daina, reikia tylos. Reikia draugų, kai priešai pakelia kumštį. Reikia priešų, kad greičiau įvertintum draugus. Kai melo purve susitepsi, reikia šventos tiesos. Reikia vilties, kai beviltiškai ieškai pamesto. Tad būkit laimingi, nes laimiai reikia tiek nedaug. Dėkojame pavaduotojai. Po tokių gražių ir prasmingų žodžių norisi net uždainuoti. Taigi kviečiame Valdemarą, kad mums padainuotų. You're dreaming about me, the guy from Galaxy. And when you fall free, baby, you will see. Come on, I am the hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. Everybody like to stay. I am the hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. The dragons in the night, the dragons in the sky. And when you flutter call to me, the boom boom bang bang. Let me be your guard, be my little star, and sing this song with me, honey. Na 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 na. Hey. I am the hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. Everybody like to say, I am the hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. Everybody like to say. I sing a song, sing is a talent. Dance is magic, magic is believing. Believing is a power, power make me strong. We'll love a hero tonight. I sing a song, sing is a talent. Dance is magic, magic is believing. Believing is a power, power make me strong. We'll love a hero tonight. I am a hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. Everybody like this game. I am the hero of today. I like to play with you this way. I wanna rescue from the blame. Everybody like this game. Everybody like this game. Everybody like this game. Ačiū. Dėkojame Valdemarui. Taip šauniai ir nuotaikingai įveikus šimtadienio įžanginę dalį pastebėjau nuoširdumą. Linkėjimus, sveikinimus, lyg čia būtų koks išlydėtuvų vakaras. Pats laikas būtų pereiti prie pačios įdomiausios bei artistiškiausios dalies šioje cirko palapinėje – abiturientų pasirodymų. Padrasinkime juos plojimais. Taigi šiandien scenoje mes išvysime iliuzionistų, akrobatų bei keistuolių žmonių pasižyminčių ypatingą išvaizdą pasirodymus. Kviečiame pasitikti pirmuosius artistus, tai viešbučio darbuotojų ir prekybos įmonių padėjėjų jungtinė grupė. Atrodo, artistai šiek tiek jaudinasi, padrasinkite juos plojimais. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the time.
really not sex. And she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Ir šaunuoliai. Iki tol, kol pasirodymui pasiruoš kitą grupę, vyrėjai, norėtume pateikti nedidelį išbandymą grupių vadovams. Ir patikrinti, ar jie yra apdovanoti ne tik oratorystės dovaną, bet ir atletiškumo. Cirke visų artistų fizinis pasirengimas turi būti nepriekaištingas. O kad grupių vadovai puikus cirko meistrai, įsitikiname kasdieną. Kviečiame gerbiamas abiturientų grupių auklėtojas ant scenos. O užduotį praves pirmakursė Živilė bei Indrė. Gerai. Kur jūs tas kaukės padarot? Kažkas pasidėjo? Labadiena dar kartelį, brangias grupių vadovės, kad ir kaip jūs mylime ir branginame, privalome įstikinti, ar tikrai galite visapusiškai mokyti mokymo centre mokinius gyvenimo tiesų. Tam mes parengėme kelias užduotėlę. Taip, pirmoji užduotis susijus su jūsų rankos taikumu. Mes puikiai žinome ir esame įsitikinę, kad pažymius mokite rašyti taikliai ir objektyviai. Tačiau ar valdyti grupę nebuvo taip sunku vis mokant ir mokant? Štai, čia yra 3 jūsų taikiniai. Iš šios taikinius jūs turėsite pataikyti šios obuoliukus. Kiekvienai auklėtai suteikiami 4 bandymai. Užduotis bus stabdoma, kai visos išnaudos savo bandymus. Neskubėkite, nusitaikykite, laiko mes turime. Nesukčiaukit. Turite būtinai mesti ir pataikyti. Na, 1, 2, 3, pradedam. O publika palaiko mokytoją. Šaunu, dabar mes šaunu. Nėra ir ką pridurti. Neblogi rezultatai, neblogi, tuoj pasižiūrėsim. Varosi? Rusų mokytojas sumetė 4 obuoliukus. Etikos mokytoja kiek? 2. Ir anglų kalbos mokytoja 3. Šaunu. Labai neblogi rezultatai. Pereikime prie
kitos užduoties, kuri jau bus šiek tiek sudėtingesnė. Čia mes norėtume įsitikinti jūsų fizinę ištvermę. Jūs sugebate valandos įstovėti prieš auditoriją, trypti prie lentos, tačiau mes jums priminsime, kad tai daryti reikia gracingai, šokio ritmu. Judinant klubus. Štai jūsų užduoties įnagiai. Prašome įsirinkti po vieną. Kurį norite, kuris jums patogesnis. Sukti lanką nebūtinai turite ant klubų, galima ant rankos, kur tik patogu. Nuimamas laikas. Aš jums šiai užduočiai skiriu 1 minutę. Dėmesio, pasiruošti, sukame. Įsitikinsime dar po vienos užduoties. Atliktos užduotys leidžia manyti, kad jūs retai ištinka nebandyti ir nežinomi dalykai. Jūs viską mokate, viską žinote. Mumis rūpinatės, mūsų mokslais, laisvalaikiu, net ir mitybą. Kartojate, kaip yra sveika valgyti vaisius ir daržoves, ypač žiemą, kuomet vitaminai yra tokie reikalingi. Tačiau ar jūsų mityba visavertė? Manome, jog labai daug geriate kavos. Ar vaisių valgote mažokai? Trečioji paskutinė užduotis susijusi būtent su organizmų papildymu, vitaminais. Jūs turite per kuo trumpesnį laiką nulupti ir suvalgyti po šį apelsiną. Na, ar Ne, turite jūs tai atlikti pačios, savarankiškai. Na, ar pasiruošusios? Kadangi gėda valgyti vieniem, kur mano šeimyna? Čia! Na, tai būtų labai nesąžininga kitų mokytojų atžvilgiu. Nu, dar truputį. Rankoms nusivalyti. Viską. Gerai. Po užduoties net neabejojame, kad jūsų vitaminų rezervas ar kaimykšti pasipildė. Dabar bus galima sėkmingai laukti pavasario. Palaukit, mokytojus, jūs neskubėkit. Nors užduotys buvo tokios, jog reikėjo rungtyniauti ir skubėti, tačiau mes jums norime pasakyti, kad nugalėtojas esate jūs visos, nes visos taip nuoširdžiai stengiatės. Dėkojame jums už drąsą bei šypsenas, apdovanojame stebuklingomis nuotaiką keliančiamis lazdelėmis. Prašau. Labai prašome grįžti į savo vietas. Ačiū.
Nu ir pavarė. Šauniai pasirodė. Grupių vadovės manau, kad po šių pasirodymų Maskvos ar bent jau Baltijos cirkas pasiūlė sudaryti jums ilgalaikį darbo sutartis. Bet mes jums niekada netiduosime. Štai direktorius sakė, algą pakels, kad tik jūs pasiliktumėte ir mus savo bužimu džiugintumėte. Nutarta, niekur ir niekam mes jūsų netiduosime. Dėkojame jums už pasirodymą ir toliau tobulinkite savo gebėjimus. Kas žino, kada atsiras proga vėl juos pademonstruoti. Tikriausiai virėjų grupė jau pasiruošusi atlikti savo kvapą gniaužiantį numerį. Palaikykite jos plojimais. Na ką, sveiki visi. Mūsų grupė ištraukė tokią kaip ir namų darbą iliuzionistai. Nors nesu aš profesionalas, bet pabandysiu tokį pabūt. Tad man reikėtų 2 žmonių iš salės pagalbos. Pabandysiu atspėti vieno žmogaus vardą iš jų, net per daug žinomas. Modestas yra čia toks. Tik pasiimk draug yra tik čia. Pradžiai pabandysiu tokį labai paprastą gan triuką parodyti. Rinkis vieną kortą. Man tik nerodyk jos. Lauk. Čia šitą kortą? Ne. Nu, negali būti. Pasitikrink po švarku. Ne, kitoj pusėje. Palaukit, čia dar ne viskas, čia tik pradžia. Aš nežinau vieno iš jų žmogaus vardo, spėju jo. Aš tau duosiu stalo tenisų kamuoliuką. Tu į burną įsidėk. Man į burną įsidėk. Taip, įsidėk į burną. Ir aš per tą laiką pasistengsiu atspėti, ko jis vardu. Tu Mantas. Kad ten tikrai parašyta Mantas. Matas, visi gerai. Nusausinau, neždamas. Truputuką palaukit, po keletą sekundžių jums turėtų vienam iš jūsų paskambinti ir pranešti, kad jūs laimėjot milijoną. Sveikiname, jūs laimėjote milijoną. Kaip jūs dar gali skambėti? Čia magija. Ir pabaigai norėčiau truputėlį sudėtingesnį parodyti, tokį kaip ir... Ateikit ir pasirinkit vieną knygą iš šių 4. Duok man tą knygą. Matau su kuprinė esi. Nusimk truputuką kuprinę. Dabar patikrink ją. Patikrink. Atspėjo. Dėkojame artistams, šaunus pasirodymas. Viena staigmena susijusi su jo linksmu laukia dar šiek tiek vėliau. Išlikite kantrūs ir dėmesingi. Kaip žemė nokina grūdą, taip jūs, abiturientų auklėtojai, nokinate savo žodį bei darbą. Jūs įimate
einate į kitą sielą ir apsigyvenate ten. Jūs mokote, kad visi lyg medžiai į gimtąją žemę įaugtų. Abiturientų širdise pasiliks dalis jūsų troškimų, svajonių, lūkesčių. Kartu nugyvento gyvenimo mokymo centre akimirkos. Jūsų širdise pasiliks dalis kiekvieno abituriento akių šviesos bei širdies kibirkščių, kurį sutikote ir išleidote. Taigi dabar kviečiame kiekvieną auklėtoją prisijungti prie savo abiturientų grupės, nes duosime tokią menkutę užduotėlę. Kiekvienam bus išdalinta po lapą ir rašiklį. Tame lape jūs turite užrašyti, kuo jūs save įsivaizduojate po 10 metų, užrašti savo lūkesčius ir svajones, o paskui mes viską išsaugosime. Valyk man, kur akišikas O tuo metu, kol abiturientai plušės prie savo lūkesčių, mes, kaip žadėjome, pakviesime šios šventės staigmeną abiturientams, centro bendruomeniai bei svečiams. Į sceną kviečiame mūsų svečią iliuzionizmo meistrą Nikolas Kin. Palaikykite plojimais. Labą dieną, jau pagal įpratį labas vakaras visiems. Kaip jaučiatės, publika? Gerai, pradėsim nuo pačio pirmo eksperimento, kad suprastumėt, kaip iliuzijos menas veikia, po to perėsim prie įdomesnių dalykų, net gausis taip, kad pamokysiu jų šiandien, gerai? Pirmas eksperimentas bus paprastas, aš noriu, kad ištiestumėt rankas į priekį taip kaip aš. Aš iš karto matau, ką šiandien galėsiu valdyti labai paprastai. Kas neišėsi rankų, prašau, ištiesim rankas į priekį. Gerai, pakeliam į viršų. Papurtam pirštais, šaunoliai, atgal. Vėl pirštais papurtam, suspaudžiam, suėmam ir greitai ištiesim rodomosius pirštus. Šaunoliai, čia yra nykščiai, rodomieji pirštai yra va šitie. Būkit budresni, gerai. Antras eksperimentas kur kas sudėtingesnis, bet sunkesnis. Vėl rankos į priekį. Į viršų. Papurtam. Atgal. Apsukam. Sukryžiuojam. Ir suėmam. Dabar gaila jūsų rankų nematau, aš noriu, kad pakeltumėt biškiai aukščiau jūs ir jūs. Laikot? Nepaleidę rankų, aš noriu, kad atsuktumės 180 laipsnių kampu. Va, taip, kad abudu nykščiai žiūrėtų į viršų. Gerai, dabar klausimas, kas nori išmokti, pakelkite rankas. 4-5 žmonės. Gerai, paimsim aplaudismentus. Ar labai norit išmokti? Gerai, dabar rodau labai lėtai ir aiškinu, kaip tai padaryti, kad paskui po šio renginio galėtumėte apgaudinėti savo draugus bei šeimos narius. Rankos į priekį. Kelti viršų nereikia, čia tik dėmesio nukreipimas. Apsukam. Sukryžiuojam. Ir suėmam. Gerai, dabar fiziškai neįmanoma įsukti nei į vieną pusę, nei į kitą, taip? Kad triukas įvyktų, man reikalingas buvo motyvacinis tam tikras elementas, kad nukreipti jūsų dėmesį. Kartuojam paskui mane. Atkabina rankas, apatinė ranka, kuri žiūri į apačią, traukiam į apačią, stumiam į šoną, įsukam riešą ir prašom, kad kiti pakeltų rankas į viršų. Gerai, dabar laikom, šitą ranką eina į apačią, į šoną, iš apačios suėmam. Ir belieka tik tai atsukt. Volia! Įmanoma, kaip sakoma, kulysės šitas taip iš šono patraukti. Atidaryti, nes aš šitaip jaučiuosi visas prispaustas. Nu va, super. Sekantį triuką parodysiu. Čia iš tikrųjų yra ne triukas, o reikia pasitengti tik tai logiką. Kuo stipresnė logika, to lengviau supras, kaip tai daroma. Kai rodai šitą triuką, pavyzdžiui, mažiems vaikams, vaikai supranta, čia paprastai, nieko čia tokio sudėtingos. O suaugę galvoja, kaip taip įmanoma. Reiškia taip, kiek vėvių turime? 3, gerai, čia yra kokia? Trumpa. Čia? Vidutinė. Ir belieka? Ilga. Gerai, dar kartą, bet kita tvarka, kad pažiūrėte, rasite budrus. Čia? Trumpa. Čia? Ir belieka? Ojojojoj. Kokia? Vidutinė. Vidutinė. Aš taip paklausiu. Be mikrofono, girdit mane? Ne. Pripratom, gerai. Paprastas klausimas yra toksai. Ką reikia padaryti, kad 3 skirtingo ilgio virvės būtų vienodom? Teisingai, ties kuria kirpt reikia? Trumpa su vidutinė su jų? Ne, pasakėt, nukirpt, ties kuria kirpt reikia? Ties trumpa, tai yra logiškai. Iliuzijos mene yra paprasčiau, reikia paimti visas 3 virvės tarpusavį. 1, 2, 3, vieną kartą apsukt, papūst ir patraukti. Ir gaunasi jūsų 3 vienodas. Valia. Čia turėjo būti aplaudismentai, taip. Dabar mes turime, kaip sakoma, čia yra trumpa, čia belieka vidutinė bei ilga.
Tu išrinksi tam tikrą vieną žmogų, kad suprastumėt, kad kiekvienas veiksmas iš tikrųjų turi savo atoveiksmį ir mes atrinksime labai paprastai. Jūs, panelė, ko vardu? Tiesiai, va. Jo. Agne, audringais aplodismentais pasitinkam Agne. Tempo. Agne, kaip aš ir minėjau, kad kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį. Taip? Mes nesustarė, ne? Jo? Tai sustarė ar ne? Ne. Gerai. Aš noriu, kad ištiestum dešinę ranką į priekį. Nebijau, nieko gaidingo nepadarysiu. Taip. Visas 3 virves įdėsiu tau į delną. Uždėkite ranką ant viršaus. Dabar, kad triukas įvyktų, reikalingas burtažodis. O burtažodis labai paprastas, tai, ką sakai savo vaikinui kiekvieną naktį. Nežinau, tinka. Paimk ir trauk po vieną virvutę paprastai. Ne, trauk, nebijau. Trauk. Taip, čia turime trauk. Ilga. Toliau belieka trumpa ir vidutinė. Geras burtažodis. Nežinau, tinka. Dar ne. Dabar aš aiškinsiu, kaip tai padaroma, kad paskui žinotume kitą kartą, kai tau kas nors tokį triuką rodys, sakyk, aš žinau, kaip tai padarai. Aš galiu geriau. Norit išmokti? Gerai, reikalingos 3 virvės ir nedidelis rankų miklumas. Bet iš tikrųjų rankų miklumo, kaip sakoma, ekspertinė nereikia, reikia mokėti tik nukreipti dėmesį. Yra 3 virvės, trumpa, vidutinė bei ilga. Teisingai. Pirmiausiai pradedam nuo trumpos. Ačiū. Jau galvoju nukrito, gerai. Pradedam nuo trumpos. Publika sako? Dedam ją į delną. Po to rodom ilgą ir publika sako? Ir dedam ne vieną virvę šalia kitos, bet vieną virvę ant kitos. Dėl to ir keista buvo, kad tu sakai, kad nežinai. Tuo momentu, kada mes traukime vidutinę virvę, šitą virvę sukeičia galus va taip. Ir dedam sekančią per vidurį. Toliau nieko daryti nereikia, reikia paimti visas 3 virvės už galų, vieną kartą papūsti ir paprastai patraukti, turime visas 3 vienodus, aišku? Kam neaišku, aš tai paleisiu pirštus, kad matytumėt, kokia iliuzija susidaro už rankos. Aha, ir jeigu uždėsime keletą pirštų, tada atrodo, kad visos 3 virvės yra atskirai viena už kitos. Supratau. Toliau, man daugiau nieko daryti nereikia, reikia tik tai įdėti tau šitas 3 virvės į ranką ir viską kitą padarai tu pati. 1, 2 ir 3. Aišku? Jau tau šitas 3 virvės dovanų, kad galėtum repetuot ir kitus apgaudinėti. Prašau. Aplaudismentai Agnei. Gerai, prie interaktyvų perėsiu biškį vėliau. Dar norėčiau parodyti vieną iš naujesnių savo repertuarę triukų, kurį demonstruoju jau kokį 3 mėnesį. Tai jei kas nors negerai, stipriai nebauskit, gerai? Ar gerai? Gerai! Dabar eilės muzika.
Net ir man ką? Nu, žinokit, sunkiai dabar paaiškinti. Aš paaiškinsiu iš tikrųjų pačią istoriją, kaip viskas prasidėjo. Tinka? Bus įdomiau. Karlsonas papačiai iš tikrųjų yra. Reiškia taip, papasakosiu labai trumpą istoriją, kaip aš pradėjau domėtis iliuzijos menu. Kai man buvo 5 metai, aš priėjau prie savo tėčio ir uždaviau jam labai paprastą klausimą. Dauguma galvoja, iš tikrųjų klausimas kitoks. Aš paklausiau, tėti, iš kur atsiranda sniegas? Tuo momentu tėtis man taip pasižiūrėjo, sako, kodėl tu neklausi, sūnau, iš kur vaikai atsiranda, ar apie gyvenimo prasmę? Sakau, tėti, iš kur atsiranda sniegas? Tėtis taip įdomiai mane pažiūrėjo ir sako, žinai ką, sūnau, atneš man paprastą servetėlę. Galiu pripažinti, kad aš taip padariau gana greitai, nes man buvo tiek smalsu, ką tokio įdomaus parodys mano tėvelis. Kai atnešiau servetėlę jam, jis pažiūrėjo į servetėlę, pažiūrėjo į mane ir pasakė, žiūrėk labai įdėmiai. Kai sulenkė servetėlę per pusę, jis pradėjo jam paprastai plėšyti. Išplėšęs vieną dalį, antrą, trečią ir galiausiai lemiamą paskutinę 4 dalį. Kai išlankstė, gausi štai tokia paprasta snaigė. Nu, šioje vietoje visą laiką publika ploja. Svarbiausia ne tai, kaip atrodė snaigė, bet svarbiausia buvo tie žodžiai, kuriuos pasakė mano tėtis. Jisai pasakė, kad, sūnau, šita snaigė mažai kuo skiriasi nuo tų, kurios krenta iš dangaus. Pirmiausia yra tai, kad jis yra kur kas smulkesnės, o svarbiausia, kad jos yra padarytos iš vieno pagrindinio elemento. Tai yra iš vandens. Ir jeigu giliai širdyje mes tikėsime tai, ką sako mūsų tėvai, ir dėsime visą meilę, kurį jie mums duoda, galiausiai mes galim pamatyti tikrą stebuklą. Norėčiau iš tikrųjų visiems abiturientams tokį kaip nedidelį palinkėjimą, ne tik abiturientams, bet visiems esančiams, kad branginkite kiekvieną dieną, kuri jums yra iš tikrųjų duota, nes kiekviena diena yra stebuklinga. Ačiū Jums labai, geros šventės. Dėkojame mūsų svečiui, pasirodymas buvo tikrai nepakartojamas. Grįžkime prie abiturientų lūkesčių. Ar mano asistentės jau paruošė abiturientams svajonės ir tikslus ilgam saugojimui? Tuo metu mes galime tiesiog paploti, smarkiau paploti, dar šiek tiek pašūkauti ir patvėti. O Demaras galėtų pagarsinti muziką, kol pasirūpinsim svajonėm. O dabar, kai viskas tiesiog pasmerkta sėkmei, atiduosime šios ateities simbolius į pateikiamas rankas. Abiturientų grupių vadovėms. Mes jūs labai šį vakarą mylime, todėl dar kartą jau paskutinį kviečiame į sceną. Štai prašome paimti abiturientų lūkesčius ir po 10 metų grupės susitikimo metu Kviečiame į sceną abiturientų vadovės pasiimti saugojamas svajones. Gyti, tu. Gyti. Ar jaučiat, kas mūsų laukia? Mūsų pergaliai! Paplokit savo svajonėms. Gaminti lovų patiekalus. Ačiū
Ačiū labai. Prašau. Po 10 metų grupės susitikimo metu kartu pasidžiaugti tuo, ką pasiekė jūsų vaikai. Tai dar ne viskas. Kad neprarastumėte laiko nuovokos artėjant egzaminų sesijai, norime įteikti kiekvienai grupiai ir po gyvatės metų 100-dienio kalendorių su 100 žvynelių simbolizuojančių 100 likusių dienų. Ir taigi atėjo laikas paskutiniai, bet neprasčiausiai, akrobatų padavėjų barmenų grupės pasirodymų. Taigi paplokite padavėjams barmenams. Norime jums pristatyti savo namų darbą, kurį gavome tikrai sudėtingą. Akrobatais mes nesame nei vienas, bet padarėme, ką galėjome. Prisicirkime iki galo. Ne, bet pavyko, kas pavyko. Tikiuosi įvertinsit ir nesijausit per daugiausiai. Gero žiūrėjimo. Vėluoja auklėtoja ir kai ką sugalvoja. Žinot ką? Chebra varom iš čia! Bėga! Oppan Gangnam Style. Jonathan!
Eisim sportuoti. Reik pasportuoti. 12 metų, valė. Pažiūrėkit, pabėgo viskas, nu pavargom. O kai kariuomenė reikės? Aš neįsiu kariuomenę. Hebra, parašyt lietuvių rašinį. Ai, kad... Penktadienį rašom rašinį. Kokį rašinį? Tai kokį? Nu tai tau reikia bilo reiškia sėti. O mūsų tai gerai. Ja. Ja. Saitis yra. Mes matai blogai aukti savo gailį gerų paaiškinimų, žinai. Galėsiu padėti gal biškį. Ko reikia? O kai argu? Man 7. Viešuosius darbus. Suprasti, kad tai lietuvių egzaminas. Nereikia. Su Kalianovskai nevistra. Akrobatika bus labai smagu. Na, tu sakai, tai gal padarom? Gerai. Tinka. Aš tau sakiau, tik net 5, net 12, jau 19, bet aš gavau koją už šikną. Gal pasakysim auklėtojai, kad negrįšiu. Pamiršau. O ką? Aš visą dieną galvoju, mes linksminamės, pabėgom iš rusų. Auklėtojos kapiec, karočią tikrai bus. Žinau. Nu? Palauk, ne. Neparašiau rusų. Ne. Koks skirtumas? Žinot ką? Vėluojam į savo šimtadienį. Ką? Mūsų dabar šimtadienis vyksta, mes vėluojam. Hebra. Tai ko jūs nesakė? Bėga! Tai gerai.
Šimtadienio šventė tiesiog nuostabi ir už visą tai labai norime padėkoti mieliems 11-okams ir visiems tiems, kurie nepatingėjo ir suteikė mums tiek džiugių emocijų. Taip pat pasinaudodami šią progą, jog visi čia susirinkome, norime tarti didelį ačiū visiems mokytojams, kurie mus mylėjo ir tikėkimės, kad dar mylės. Na, labiausiai norime padėkoti mūsų šeimos mamai, kurios dėka mes esame čia. Taigi norime jūsų, kad jūs atestuotumėte. Labai prašau. Šaunuoliai. Pavarė. Mes Hebra! Šie žmonės mums pademonstravo, kaip galima išnaudoti savo talentus ar galimybes. Kaip minėjome ir anksčiau, iš viso to gali išeiti nuostabiausias dalykas – puikiai kartu praleistas laikas. Na kągi, šimtadienio šventė artėja link pabaigos. Tačiau tai jokių būdų dar ne viskas. Atėjo laikas vakaro kulminacijai abiturientų nominacijoms 2013. Atlikome slaptą abiturientų nuomonių tyrimą, kurio metu išryškėjo, kas grupėse yra stropiausi, kas tingiausi, kas bruožuoliukai, o kas moksliukai. Mokinius, kuriuos dabar paminėsime, prašome ateiti ir iškilmingai atsiimti savo apdovanojimą. Iš kiekvienos grupės bus pakviesta po 5 arba 6 mokinius, kurie pelnė daugiausiai balsų tam tikrose gyvenimo srityse. Taigi nieko nelaukiant, nominacijas pradėsime teikti nuo virėjų grupės. Taigi, kviečiame Ingą Kasparavičiūtę. Nėra. Renatą Dunkulę. Karolį Urbanavičių. Nėra. Jonas Kyga. Nėra. Tai kur jūs visi? Čia. O Tomas Kavaliauskas. Taigi, Inga Kasparavičiūtė gavo metų juokdario apdovanojimą. Ar ne? Aš čia tu tokia buvai? Renata. Tai Renata gavo metų proto bokštą. Aš spėjau Tomas. Kavaliauskas. Tu tapai metų Petruškevičiumi. Na, dabar padavėjai barmenai. Aistė Petruskaitė. Justinas Armalas. Agnė Marcinkevičiūtė, Daivutė Urmulevičiūtė ir Tomas Virbičius. Aistė Petruskaitė gauna metų degančių fakelų. Justinas metų ekstremalas. Agnė metų šokliausia gazelė. Daivutė metų triračio ralistė. Ir Tomas metų teisininkų. Taigi, jungtinė viešbučio darbuotojai bei prekybos įmonių vadybininko padėjėjo grupė neliko pamiršti. Taigi, kviečiame Eimį Sokolovą, Agnę Apokaitę, Mantą Rutkauską, Luką Makūną, Kristiną Levinskaitę, Rositą Adomavičiūtę, Eveliną Kurtinaitę ir Eveliną Stroškutę. Taigi Eimis gauna metų liepsnojančio charakterio apdovanojimą. Agnė metų prižiūrėtoja. Mantas metų ekstremalas. Lukas metų šokliausia gazelė. Kristina tapo metų gražuoliuke Mime. Rosita metų teisininkė. Evelina Kurtinaitė metų gyvūnų mylėtoja, o Evelina Stoškutė metų samarietė. Na ką čia bepridursiu, šaunus tie mūsų abiturientai, bet tikriausiai nusiminė kiti, kurie negavo apdovanojimų. Kaip? Ar nusiminėt? Ne?
Nėra reikalo liūdėti, norėtumėte įteikti bendras padėkos dovanas kiekvienai grupiai. Sakome ačiū jums visiems, kad esate, kad atėjote, kad išdrįsote dalyvauti mūsų užduotyse ir patys atsakingai ruoštės, priimkite saldžias dovanas. Aplodismentai. Ir štai šimtadienis jau artėja prie pabaigos. Mėly abiturientai bei jų grupių vadovai, dabar jau kviečiame jūs visus kartu su Valdemaru ant scenos. Visus kartu, visus abiturientus ir su vadovais, nepalikit savo vadovų vienų. Na ką, ir pabaigai, kad baigę šitą mokyklą susirastume daug draugų, kad kur be dirbtumėt, kad visi kolektyvai būtų draugiški. Tai tą progą ir padainuokim apie draugus dainą, tikriausiai visi mokės. Ar tikrai tai tiesa, tavo širdis pykčio pilna? Argi gali tai būt, tu vėl verki vienumoje? Nepykanta vėl surišo rankas, užtemdė akis. Ar galėtų kas nors prieš tai atleist, viską pakeist? Būkim draugais, likim kartu. Ranką išties, dar nevėlu. Dangaus gale vakar ryte gimė žmogus, bet jo akyse pykčio nėra, gal ir nebus. Mes buvom tokie, mes vis dar tokie, prisipažink. Mes niekada negyvensim tam, kad kariaut nesakysim to, ką po to reikėtų griauti. Jeigu nori būti ten, kur daug tokių pačių kitų atėjo, čia mes pabandysim dainuot kartu. Būkim draugais, likim kartu. Ranką išties, dar nevėlu. Šiandien džiaugsmo diena ir dar niekada nebuvo šviesiau. Šiandien paukščių pulkai sugrįžo namo, nes čia jiems geriau. Ir nesvarbu, kas tu toks, ar kas tu tokia, svarbu, kad esi čia šalia. Šiandien visko pradžia, tavo ranka, mano delne. Būkim draugais, likim kartu. Ranką išties, dar nevėlu. Visi būkim draugais, likim kartu. Ranką išties, dar nevėlu. Na ką, ačiū labai, visiems didelės sėkmės. Na kągi, cirkas išvažiavom, klounai pasiliko, iki susitikimų kitais kartais.